Aš esu Roberta, Lėjos ir Neito mama. Mums padėjo viena darželio socialinė, Jolita Skyrienė, kuriai esame be galo dėkingi. Ir jinai ir pasiūlė, nes jos, irgi jinai buvo su to kaip čia pasakyti, tėtės praėjo tą, ką mes dabar einam iš savo pusės. Ir padėjo dėl Neito neįgalumo lovytės, kad negali. Turim. Labai, iš tikrųjų reikėjo tiek šaldytuvo, tiek skalbimo mašinos, mes gavom socialinį būtą visiškai tuščią. Tai Jolita mums padėjo, dasidėjo tėvai, kuriem be galo irgi esam dėkingi, nes 5 metus pralaukėm, tikėjomės, kad greičiau gausim, nes kai dabar nuomotis 2 butus išlaikyti irgi nėra labai lengva. Tai kai pasiskiepė meningokokiniu skiepu, į vieną, į kitą koją, bet tą pačią dieną. Po 2 savaičių žiūriu, kad jo jau pirštis nieko nedaro su jais. Jam buvo 5-6 mėnesiai. Iš karto šokas, nežinau dėl ko čia taip galėjo būti. Tai nuvažiavome į Kauno klinikas, pas neurologus tyrėmės, encefalogramas, magnetinius. Tai pirma buvo paralyžius, paskui atsirado epilepsija, o paskui jau visos kitos smegenų nefunkcionavimas, labai reta genetinė liga, NPIA, ten geno mutacija. Viskas eina, aš turiu, maitinau, normalaus maisto, taip duoti negalima, nes pradeda springti. Tai ką mes valgom visai košės, viską sutrinu su mikseriu, blenderiuoju ir panašiai. Iš pradžių vyresnėlį buvo toks šokas. Brolis mažiukas dar nesuprato, kas vyksta, bet su laiku jau pačiai įdomu darėsi ir pakalbėjom, viskas jau apsiprato ir dabar padeda, pagalbininkė. Tai jisai ir bando piešti, bet su kairė ranka tik tais ir nykštys nelabai leidžia. Tai piešiam, išimam, įdedam su žaisliukais, labai kietų neperku, nes paskui įsigauna. Didelis ačiū žmonėm, kurie prisidėjo prie mūsų pagalbos, kaip sakau. Ir Rimanto Kaukėno paramos fondui. Didelis ačiū. Taip? Ačiū!